Sveiki, su jumis laida To dar negali būti. Šios laidos tema yra skirta kovo 18 dienai. Ir kas galėjo pagalvoti, kad su raudona nosim nebus gėda išeiti iš namų. Ne tik mažas, bet ir didelis. Ne tik žmogus, kuris absoliučiai neturi nei vieno pinigo, bet ir politikas. Norės raudonos nosies. Žiūrėkime reportažą. Šiai dienai visos ryškiausios žvaigždės dedasi raudonas nosis. Nelabai suprantu kodėl, bet dedasi ir aš, būdama tikrai ryškiausia Lietuvos žvaigždė, burleskos žanro atradėja, įkūrėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, aš taip pat, sakykime, negaliu atsilikti nuo šios akcijos ir prie jos prisidedu. Žinau, kad šiandien kažkur visi susirinkę su tom nosim sėdi, manęs nepakvietė, nesuprantu kodėl, tačiau aš vis tiek prisidedu ir pati einu į tai. Tuoj pat aš jums, sakykime, pademonstruosiu to nuostabaus aksesuaro įtaką mano atrastam žanrui, šokiui, kaip keičiasi judesys, kiek dinamikos prideda. Netrukus jūs pamatysite mano šį nuostabų žanrą. Balsuokite už mane, nežinau tik su kuria partija. Ačiū labai. Dabar jūs pamatysite burleską be raudonos nosies. Come on, ladies! Now put your hands behind and do the pussy swing. 6 to the right, 8 to the left. Shake, shake, shake. Da-da-da-da-da. Shake, shake, shake. Da-da-da-da. O dabar pastebėkite, kaip keičiasi mano atrastoji burleska užsidėjus raudoną nosį, tą aksesuarą. 6 to the right, 8 to the left. Shake, shake, shake. Da-da-da-da-da. Shake, shake, shake. Da-da-da-da. Shake, shake, shake. Da-da-da-da. Mielos mano ponios, mėly ponai ir mėly mano vyrai, šiandieną aš prisiglaudžiau kitoj laidoj, kuri kažkaip vadinasi ten, negali būti. O negali būti tai, kad aš vėl su jumis. Šiandien, mielos ponios ir svarbiausia vyrai, tema laidos. Būkit geri malonus, pasidažykit nors truputį, neišeikit kaip blėsenos, kažkokios dvėsenos į gatves. Tikrai kažkokiais pilkais veidais, kažkokia pilka masė, kaimiečiai, kažkoks tai Radviliškio sindromas. Ir dabar mes pakalbinsime. Ir truputį aš duosiu savo Armani lygio kritikėlės vyrams miesto Vilniaus sostinės. Einu. Fui. Atleisk jam šventas Armani. Kas dar? Kas paklius į mano spastelius? Labuka, katuka. Siaubas, kas tau dabar? Tai kas čia botokso nesėkminga operacija? Baigtų Giedriukai, nejuokauk, argi tu nežinai, kad, sakykime, šiandien yra ta diena, kai visos Lietuvos žvaigždės, tokios kaip aš žvaigždės, dedasi raudonas nosis. Aišku, aš nelabai suprantu kodėl, bet aš vis tiek kaip visi taip ir aš deduosi. Ir man keista, kad tu, Giedriau, didžiausia Lietuvos žvaigždė be raudonos nosies. Žinai, aš gal praleidau tas tendencijas, nes skaičiau mados žurnalą vieną, bet jis buvo angliškai, aišku, ir nieko nesupratau, tik paveiksliukus, žinai, žiūrėjau. Ir YouTube'ai nieko nemačiau apie raudoną nosį, žinai. Aš tau galiu pasakyti, kad ir aš pati nelabai žinau, bet girdėjau, kad visi taip daro. Tai reikia neatsilikti nuo to, ką daro visi. Mėly žmonės, nesvarbu yra žinoti. Dabar madinga yra nežinoti ir būti truputėlį kvankšt. Ir tada, bet vis tiek raudoną nosį turi būtinai turėti kiekviena žvaigždė, tokia kaip aš ir šitą kolegą. Opa, dabar mes esame patys madingiausi, mielos ponios, mėly vyrai ir mano mylimiausi vyrukai. Tie, kurie kartais būna po savaitgalio su raudonom nosim, nebijokit, nepudruokit, nereikia dėti jokios pudros, būkit su ta raudona nosim, nes tai yra madinga, ekskliuzyvu ir yra visiškai nauja.